Va, škėtas Call of Duty kala, supranti, tą avangardą, temperatūros kosmosas, laptopas čia va kaba, tai va taip. Du hast eine Playsee, ich hab das nicht. Trotzdem sind wir Gamer, Controller oder nicht. Mein PC, der muntert mich auf. Das gleiche Gefühl, so wie du mit deiner Maus. Für mein PC geb ich was aus. Er zeigt mir immer Treue, aber manchmal rast ich aus. Und wenn die Nacht auch manchmal lang wird, bleibst du stark. Du bist in meinen Gedanken ewig den ganzen Tag, egal wohin ich stehe, egal, ich denk an mein PC. Egal wohin ich gehe, egal, ich denk an mein PC. Er steht und wartet, dass jemand ihn startet. Žiūrim, ką turim. Gražiai už durų stovi. Prie telika. Kokias temperatūras Call of Duty avangardą? Kem 6 ir kem 8. Nuo 95 laipsnių. Ajajaj. Taigi va, tanku žaidžia ant 4K, supranti? FPS temperatūra, nu laptopas dar vėl ką trumpai apie projektą. Kaip čia sukasi? Praktiškai nebesimato kaip sukasi, ne? Sistema išsiorina biškį. Čia biškį kampukus susukam, čia šitą prisukam. 3 fanai standartiniai AP181, labai ilgai tarnauja. Čia kaip ir esu padaręs reguliatorių. Viršų X spausk. Reguliatorių fano greičių laptopą. Nusprogęs. Jas statyk. Nusprogęs vieną. Čia skardelė uždėta aliuminė. Kažkiek teršia sugeria nuo šitų, bet net nesijaučia iš tikrųjų. Persipūtinėja gan gerai, nes nuo čia pučia viską ir čia va jaučiasi šaltis visur. Labai gerai iš tikrųjų persipūtinėja. Waterblokai priglūdė gerai. Termopastis ten užtenka pilnai. Apexą naudojam. Pamutai labai gerai ištraukė. Kažkokio oro tarpų nėra. Čia klava viskas sujungta, visi portai užimti. Papildomai Type-C dar išeina kažkam tai duomenim persirašyt. Tai va, žodžiu, gėris tiesiog, gėris. Čia sakau, šalta, gražu, smagu. Dabar civilizacijas žaidžiam. Čia irgi visur šalta. Čia daug sujungimų, fanai, pompa, viskas susijungia nuo 12,2 amperų blokelio. Tai va, civilizaciją žaidžiam ant 4K grafikos. Pasižiūrim kokias temperatūros. Šiame FPS tai čia iš telika bus apribojimas, kadangi su visais antialiasingais ir temperatūros ten 9,8. Kaip ir gaužu žiūrėtum kaip ir kas domina grafika, vieną žodžiu ant maksimalkai padaryta. Tai va, vienas žvėris, tenais antras žvėris.